Medininkų aikštėje, buvusio turgo aikštėje, 1990 metas nugriauts čia stovėjęs Leninų paminklas. 4 vyrai iš Lietuvos laisvės lygas vėlą vakarį ant Lenino biusto užmetė virvį ir automobilį biusto nutempė. Po to visko apipylė dažas. Tai pirmasis paminklas Leninų, katras buvo nuvers anuometinėje Sovietų sąjungoje. Bius šiuo metu eksponuojamas Grūto parke. Grįžk atgal į tą vietą, kur palikau automobilį. Grįždams atkreipk dėmesį, Dariaus ir Girėno gatvė numeris 8, pažymėta namą, katram buvo ras paslėpts vyskupo Motiejaus Valončiaus bius. Keliaudams link Varnių regioninį parką lankytojų centrą, stabtelk ties Varių kapinaitėmis. Anos yra už Motiejaus Valončiaus gimnazijos po dešinę pusę. Čia pamatysi ir tremtinių kryžių. Kryžius pastatys Varniškių tremtinių iniciatyvą 1991 metas atgaus nepriklausomybę ištremtiems varniškiams ir visai tautos tragediją atminti. Šiuose kapinės buvo laidojami Rokito špitolis mirusieji ir slapta palaidoti kovų už Lietuvos laisvę dalyvę. Grįžk atgal prie Varnių regioninį parką lankytojų centrą. Tikus kelionė neprailga ir sužinoja kažko naujo apie Varnius.